Sveiki, artėja pirmo sezono varžybos Eurolygoje ir aišku užklausiau klausimo, ar Žalgiris laimės prieš Monako. Tai pirmas būstas Ožiaragio valdovas Saturnas, tai jis priklauso Žalgiriui, Monakas yra Vėžyje, kurio valdovas Mėnulis. Tai pradėkim nuo Žalgirio. Žalgiris Saturnas, žuvyse kaip nei gerai, nei labai blogai, bet antras būstas tai vis tiek toks yra lėtas, toks, net skaičiau, gal kažkiek neužtikrintas, juolab, kad yra Neptūnas šalia. Monako yra dar prasčiau. Mėnulis yra kritime, ne Skorpione, bet prie pliusų galima paminėti, kad tai 10 būstas kaip ir neblogai, bet kadangi Mėnulis yra kritime, tai vis tiek yra labai prastai. Prie Žalgirio pliusų galima priskirti Fortūnos tašką, ir Saturnas yra netoli šiaurės mazgo, tai kaip irgi šioks toks mini pliusiukas. Tai bendrai žiūrint, sakyčiau, kad gal šiek tiek Žalgiris turi pliuso, bet bendrai paėmus labai viskas, sakyčiau, neaišku. Labai apylygiai tiek neturi nei vienas nei su Saulė kažkokio tiesioginio ryšio, nei su 10 namų valdovu Marsu. Kad galėtume tvirtai sakyti, kad laimės viena ar kita komanda. Bet apžvelgsiu dar ir kitus astrologinius aspektus, gal ten paaiškės kažkas daugiau. Taigi toliau apžvelgsiu pačių rungtynių horoskopą. Tai pirmas būstas Avine. Tai reiškia, varžybos bus kovingos, su daug fizinės jėgos. Ir juolab, kad turime Chironą pirmam būste, tai nenustebčiau, kad būtų ir traumų. Toliau antras būstas dažniausiai atsako už rungtynių tempą, tai pakliūna į jautį, kas norėtų sakyti, kad tempas bus lėtas, bet turime čia Uraną ir tai, manau, keis pačiose varžybose kelis kartus, tai bus lėtos taktinės varžybos, tai greiti prasiveržimai. Toliau galime atkreipti dėmesį į 6 būstą, kur atsako už taktiką ir čia pradžiai ant kuspido turime mergelę, kuri tokia yra labai atidi smulkmenom, tai čia, manau, bus taktiškai labai žiūrima į kiekvieną detalę ir nebus labai jau greito, begalviško žaidimo. 7 būstant turime Merkurijų, tai Žalgiriui šiuo atveju duos taktinius gerus sprendimus, taip pat Marsas čia, kur tokią jėgą fizinę kaip galės naudos Žalgiris. Toliau atkreipčiau dėmesį į 12 būstą, pasąmonė, tiksliau vidiniai dalykai, tai čia labai daug yra spaudimo ir čia, manau, labiau tas spaudimas slėgs Monako komandą. Juolab, kad turime Plutoną ant 11 namo viršūnės, kas yra fanai. Ir fanai čia sudarys spaudimą. Turime Jupiterį 4 būste, 4 būstas yra namai. Tai čia kaip Jupiteris kaip ir stiprus yra, egzaltacinis, bet tų emocijų gali būti per daug ir klausimas su tokiu aspektais įtemptų Jupiteriu, kaip susitvarkys Monako, gali būti tos emocijos nebus suvaldytos ir pereis tokias techninės pažangas ir panašiai. Tai iš pačių rungtynių horoskopo, tai irgi labai viskas apylygiai, nes Marsas, pirmo namo Monako valdovas, kaip ir stiprus, nes Skorpione, bet jis pakliūva į 7 būstą, kuris yra Žalgirio. Taip pat, kaip ir atrodo gerai, bet Žalgirio valdovas yra kritime,
mergelėje, todėl jo lab dar šalia pietinis mazgas, irgi labai, labai nelabai geras dalykas. Todėl tokio, kaip pasakyti, aiškaus atsakymo rungtynių horoskopas taip pat neduoda. Taip pat dar pabaigai norėčiau pastebėti, jeigu rungtynės labai užsitęs, tai manau galime turėti labai įdomią rungtynių pabaigą. Turime į 4 kėlinį, nes maždaug ant 4 kėlinio Plutonas sąjungą su Mėnuliu kerta 10 būstą, jau tai kažkoks įvyksta, kažkokia transformacija, bet man net, sakyčiau, įdomiau yra tai, kad Uranas kirs 1 būstą, kas dažnai reiškia, kad pasikeičia visa situacija varžybose, tai nenustebčiau, kad labai netikėtai gali baigtis varžybos, nes Uranas duoda netikėtumą ir kas keisčiausia, tasme tai pakeičia visiškai rungtynių tėkmę. Tai čia pagrindinis klausimas, ant kiek ilgai užsitęs varžybos, nes tas aspektas yra gan vėlas. Ir įdomu, ar tai pakeis varžybos, gal matysim netikėtą paskutinių minučių ar net sekundžių dramą. Taip pat išskyriau keli žaidėjus, jų čia nenagrinėsiu, kurie, mano nuomonė, gali neblogai pasirodyti šiuose varžybose. Tai yra Maudalo, Sleva, Butkevičius ir Ulanovas. Nebūtinai taškais, bet gerų žaidimų. Tai va, tai tiek. Tikiuosi, kad Žalgiris laimės, bet panašu, kad turėsime labai atkaklės varžybas, kur gali lemti vos keli taškai. Ačiū už dėmesį, iki kitų kartų.